žiūrėk, pas kuršius atranda pas vyrus gintaro karolį, būtent prie jos mens pririštą. Tai jis turėjo talismanas, kaip apsauginę reikšmę jis kažkokią turėjo. Kada buvau Italijoje, Pompėjoje, taip pat tenais ekspozicijoje mačiau gana nemažai papuošalų dirbinių iš gintaro. Kaip jie taip nukeliavo toliai į Italiją, į tolimus tos kraštus? Ten nukeliaudavo gintaro gabalai, o ten padirbdavo vietoje jau papuošalą. Tai buvo vietiniai dirbiniai, Taip, nes... ten yra vietiniai dirbiniai padaryti iš mūsiško gintaro. Čia jau yra gintaro kelių laikotarpis vadinamasis. Pompėja antras amžius, sakykime. Taip. Užtat pas mus atsiranda būtent varinių monetų, žalvarinių iš to laikotarpio. Ir papuošalai tokie padažnėja, ne to laikotarpio jau antkaklis, mėgtukai, kapinynuose, pilkapiuose. Iš šitų pinigų nieko už juos nupirkti negalėjo, bet galėjo pasidaryti papuošalus. O perlydyti žalvarį mūsiškiai jau mokėjo. Aha.